ruoželis, per kurį pralysim ir Slovėnija bus pasiekta. Važiuosim tunelį. Kainavo 8,08 €. Užkasim picutės, išsimaudysim ir varysim į Kroatiją, ne? Biškį reikia kišnos. To Croatia. To Croatia through Trieste. And carta di circolazione. Libretto. Surf? Okay. Car registration. Wow. Okay. Va, praleidom į Italiją. Dabar varom kažkur picą. Pirmą nori maudytis. Na gerai.
Nu, va, pabuvom Triestos paplūdimy. Išsimaudom. Dabar picutė lieka. Ten likus paplūdimio dalis, va. Nu, va, keliaujam pizzeriją kažkuriam. Aš leidau, bet... Na nieko, gal kažką įdomus pamatysim. Free territory of Trieste, USA, UK, London. Dabar varysim viešbutuką apleistą. Paskutiniai vaizdai iš Triestos. Papildomai kelsim. Tai va, man su picom nepasisekė, servisą patenkinta. Bet jūsų terminės pirtis? Aš norėčiau, bet man laikas, nu, parūšęs. Tas pats, bet panašus šūdas. Gal čia biškį mažiau išsidaug pačios. Jung antrą ventiliatorių, man atrodo. Daugam tai Italija. Man kad dabar klausiau, man turės išjudinti šitą daiktą iš vietos. Kaip tam čia blėt. Kaip to. Tu juokauji, apsiversi. Nebuvo tokių stočių, čia filmuosiu. Davai pažūk, laikykis. Laikykis. Oi. In 600 meters, sharp left onto SP11.
Slovenija. Italija jo. Ypatingai daug kalnių. Nu, pažiūrėsim kaip gatė. O, Slovenija. Atvykom į Kroatiją. Tikslas pasiektas. Keliavom kiek dienų, kiek pasiekėm. Paskutinė tolimiausia šalis. Jo. Gerai, dabar varom apleistą viešbutį. Jo, šiandien judam. Viešbutis Haludovo Pelas buvo prabangus viešbučių kompleksas atidarytas 1971 metais Jugoslavijos laikais. Jis išgarsėjo kaip elitinė poilsio vieta su kazino ir prabangiu aptarnavimu, pritraukdavęs turtingus svečius iš užsienio. Pagrindinė nuosmukio ir uždarimo priežastis buvo Jugoslavijos žlugimas, ekonominė krizė ir 1990-ųjų karas regione, dėl kurios smarkiai sumažėjo turizmas bei nutrūko investicijos. Vėliau dėl nesėkmingų privatizacijų, skolų ir nepriežiūros kompleksas galutinai apleistas ir tapo vienu iš garsiausių pastatų vaiduoklių Kroatijoje. Įdomesnę šio viešbučio apžvalgą galite rasti Pauliaus Samoškos kanale.
Atėjome prie dalies, kurioje papasakosiu, kur ir kiek nuvažiavom per 5-ąją kelionės dieną. Nuo šio kempingo Lampenhausel važiavom link tų garsiųjų Austrijos serpentinų, juos beveik sėkmingai pravažiavom, kažkur čia užkandam berods ir apsipirkom. Jo, čia parduotuvėlė va kažkokią užsukom. Nuo parduotuvėlės judėjom link miestelio, kuriam irgi sustojom. Ten netyčiom insukam, va taip pagavos. Prie to pačio apsirūpinom. Ten irgi visai nieko vietelio buvo. Nuo to miestelio tada traukiam žemyn. Link. Jo, čia labai daug zigzagų. Apvažiavom kažkokį Villach miestą, ten degalinę užsukom. Tam mieste nebuvom. Ir tada įsukom į garsųjį ilgąjį Slovenijos Austrijos tunelį. Ta 7 km. Jį pravažiavę pagaliau pasiekėm Sloveniją. Dar neminėjau, kad buvom užsukę į Bled miestą. Bet nedėjau, nes tai ten visiems žinomas tas miestelis, taip tolko nebuvo. Ten norėjom išsimaudyti, bet ten patekimas paplūdimiu mokamas buvo, tai ir toliau lėkėm iš Bled miestelio link Liublianos, tada nuo Liublianos žemyn per visokius miestelius, kol pasiekėm Italiją. Ten Italijoje biškų klausimų turėjom, bet pralindam ir užsukom į Trieste miestą. Ten paplūdimį išsimaudom, Triestes mieste picukių paragavom itališką, tada dar kad daugiau pamatyti per tos Triestos pagrindinius rajonus pravažiavom ir iš Triestes miestą insukom vėl į Slovėniją, tada per tą vėl Slovėniją pagaliau pasiekėm Kroatiją. Da Kroatija čia pravažiavom miestelį, bet jį neužsukom ir važiavom link mūsų to apleisto viešbučio. Ir nuo to viešbučio važiavom toliau. Bet kur toliau važiavom, nesakysiu. Tebūnė tai maža paslaptis kitai serijai. Per šią 5-ąją kelionės dieną nuvažiavom 653 km. Kaip čia atsisveikinti įdomiau. Tai va. Tikiuosi jums patiko idėja. Būčiau labai dėkingas už laikus, už komentarus, už subscribus. Tai būtų labai didelė motyvacija. O dar didesnė motyvacija būtų, jeigu Instagram irgi širdučių užmestumėt. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.